aš prisimenu, kad mano tėvas, reiškia, eidavom bitės klausyti, ne? Jis mokino mane būti bitininkė. Tai aš buvau maža mergaitė, tai reikėjo eiti klausytis, ne, žiemos metu, ar jiems reikia, žinai, maisto, ar jiems yra per šilta, ar jiems yra per šalta. Ir kaip rimtai aš į tą žiūrėdavau. Man padovanojo, kaip aš buvau, nežinau, 9 metų, ar kaip, reiškia, vieną avilį, didelį. Tai 2 kart, reiškia, medaus reikėjo pavasarį ir vėliau. Ir už tus pinigus vežė mane į Klaipėdą, kad aš galėčiau pasirinkti, nusipirkti dviratį. Tai paskui aš vis sakydavau savo tetai Marelei, aš sakau, dabar aš tik tai su dviračiu visur važiuosiu. Ne? Ištisus amžius Buntinų giminės dvare Žardėje, dešiniajame Smeltalės upės krante, visai šalia Klaipėdos, dūzgė bitės ir tekėjo Klaipėdos krašto lietuvininkų Buntinų šeimos gyvenimas. Daugiau nei 300 metų kelios šeimos kartos puoselėjo didžiulį ūkį su bitynu ir brangino lietuvišką žodį, kuris istorinėse Prūsijos žemėse, Klaipėdos krašte, šimtmečius buvo persipynęs su vokiškuoju. Šiandien Buntinų ainių, sesers Aldonos ir brolių Ramūno ir Martyno istorijos klausomės jau kitapus Atlanto, lietuvių liuteronų tėviškės bažnyčioje Čikagoje, kur iki pačios dienos darbuojasi jau kelios išeivijoje gyvenančios šios šeimos kartos. Žardė Klaipėdos krašte, čia yra mūsų tėviškė. Mūsų pavardė yra Buntins. Buntins. Ja. Mes turime dokumentą, kur parodo, kad jau prieš keletą šimtų metų mūsų pavardė buvo Buntins. Žardė, mūsų pavardė buvo su Sudmantais, kurie buvo kunigaikščiai. Ir jie gyveno Žardėj ir jie turėjo vieną dukrą, reiškia, ir atsirado, nežinau, kur tas Buntins atsirado, ne? Ir jie, reiškia, susituokė. XX amžiaus pradžioje giminės dvarų Žardėje rūpinosi Viliaus ir Trūdės Buntinų šeima, auginusi 2 dukteris, Aldoną ir Gilmą, bei 2 sūnus, Ramūną bei Martyną. Šeima giminiavosi su garsiomis Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų šeimomis, su Baltriais, iš šios šeimos kilęs sakytojas kunigas Ansas Baltris, su Lokiais, iš šios šeimos kilęs kunigas misionierius Kristupas Lokys, su Trakiais, iš šios šeimos kilęs išeivijos liuteronų kunigas vyskupas Ansas Trakis ir kitomis mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos veikėjų giminėmis. O kokiai parapijai jūsų šeima priklausė dar Klaipėdoje, kai jūs buvote? Aš tik tai žinau, kad būtų vežimas, žinai, kur Landau arba, tai apsikloja, žinai, apsipuošia, tai važiuodavo per didelį šventės, susitikti, aha, Buntinai buvo į Klaipėdą. Bet aš žinau, kad kaip aš pradėjau konfirmaciją, tai buvo kairinė maža bažnyčia. Kairiuose? Ja, tai aš pradėjau keletą ten, mėnesių ar ką, bet tas buvo per tą laiką, kaip jau mes turėjom išsikelti iš Klaipėdos kraštą, mes esam viduniškiai. Tai kaip mes gimėm, vienas ar kitas, tai tėvas važiuodavo pas Vidūną į Tilžį ir parveždavo vardus. Aldona, tai buvo nauja, reiškia. Tai aš prisimenu, kad, daktarė Saunutė, tai ji man sakydavo, žinai, kad tu buvai pirma Aldona Klaipėdos krašte. Tai buvo kaip tik, žinai, Aldonos vardas buvo, žinai, pradėjo būti populiarus.
Buntinų šeimoje buvo puoselėjama lietuvybė ir mažosios Lietuvos tradicijos. Klaipėdos krašto sukilimo laikais Buntinai aktyviai palaikė krašto prisijungimą prie Lietuvos. Buntinų dvare lankydavosi viena ryškiausių Lietuvos kultūros asmenybių filosofas, rašytojas Vilhelmas Storostas Vydūnas, kiti mažosios Lietuvos šviesuoliai. Čia būdavo rengiami lietuviški spektakliai, repetuodavo iškilaus krašto veikėjo, dailininko pedagogo Adomo Brako suburtos Lietuvių kultūros draugijos Aida choras. Pas mus buvo, Vydūnas, buvo labai dažnas svečias ir daug kitų žymų menininkų ir taip toliau, Šardai, lankydavo, nes ten jaunimas buvo lietuviškas ir ten, ruošdavo, taip pat giesmų dainų šventė. Aš buvau maždaug kokį 6 metų ir ką, aš eidavau su mama, į repeticijas. Ir tada Brakas, dirigavo ir aš dainavau kartu. Jie eidavo į Aidos chorą ir mane vesdavo kartu. Ojai, aš prisimenu, kaip, ten mokindavo mus giedoti, labai, įsižodžią. Anyway, čia žinai. Ten buvo jūsų pirmoji muzikos mokykla, ar ne? Galim sakyti. Vydūno kartu su Tilžės lietuvių giedotojų draugija dar XIX amžiaus pabaigoje pradėtas lietuvininkų chorinis sąjūdis, jų rengtos giesmių ir dainų šventės su teatro vaidinimais suteikė impulsą dainų švenčių tradicijai 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje įsitvirtinusiai Didžiojoje Lietuvoje bei Klaipėdos krašte, jau tapusiame Lietuvos valstybės dalimi. Buntinė buvo tas centras, ne? Ir matai, daug klaipėdiškių, žinai, jiems nerūpėjo, žinai, per daug. Jie buvo lietuviai, žinai, bet sako, pas vokiečius buvo geriau, žinai. Pliugas buvo pigesnis, sviestas brangesnis, ne? Tai kaip pas lietuvius, tai sako, tai geriau, žinai, į Vokietiją būti, žinai, ūkininkui, žinai. O jūsų tėvams rūpėjo būti lietuviais, taip? Jo, tai sako, mes nepasiduosim, žinai. Vydūnas pas mus Žardą atvažiavo, na vienas iki, keletas iki, žinai. Brakas, visi, žinai, susiėjo, žinai, ten buvo Žardė, tai buvo tas centras, lietuvų centras, lietuvininkų, žinai. Prieš Bismarckio laikais, ne, tai dar buvo labai laisva. Paskui pradėjo germanizacija, Bismarckio laikais pradėjo ir rytpusė, visus kaimus, žinai, pradėjo keisti, viską, žinai. Pavadinimus keisti. Pakeisti ir jau dar germanizuoti, žinai. To anksčiau, žinai, jie turėjo, rytprusė buvo 400 pradžios mokykla buvo, žinai. Lietuvoje dar ne viena nebuvo, žinai, o jau rytprusė buvo, žinai. Lietuviškas buvo, žinai. Tie kunigai, kur atėjo, žinai, vokiečiai, žinai, jie turėjo lietuviškai išmokti, žinai, bet paskui pradėjo, žinai, jau Bismarckio laikais pradėjo, žinai, germanizuoti, žinai. Jo. Aš prisimenu, mūsų papa sakydavo, sako, kad jis su Vydūnu lenktynės veikdavo, žinai. Nes Vydūnas turėjo plaučių ligą, žinai, bet jis įsigydė. Aš atsimenu vieną mano pirmiausių atmintų, tai buvo, tėvas buvo bitininkas ir turėjau tų bičių avilius turėjau. Ir jis man nešė ir aš taip bijojau, bet jis sako, nebijok. Ir jis man pasodino tenais
ir jis ką nors ten darė ir turbūt bitė man prie veidą buvo ir aš trynau ir tai įgėlė į akį. Ir aš atsimenu, kad aš dar taip verkiau. Ir dar atsimenu ant pagalbės gulėjau tenais ir buvo ištinus. Tai čia galbūt pirma mano atmetė. Žardai būdavo ten marotos ar ne motinos diena, ar ką, ir choras giedodavo, ir aš stovu prie kryželį, maždaug 6-7 metų ir aš giedodavau kartu. Vakare, tai mama, gieda, maldelę ar ką nors tokio. O jei kokią nors naują, tai aš visą naktį nemiegojau, aš giedojau. Išplėsk sparnelių savo ant vištytėlių tavo ir apgink sylingai, nors velsmas nori ryti ir amžinai žudyti. Aš gimiau 27 metais ir jau tada, jau Vokietijoje, jau pradėjo ten, pokyčių plėtimas, ir iki kol pradėjo Antras pasaulinis karas ir tada, aišku, prasidėjo mūsų, kaip sakyti, sunkus metai. Kaip vokiečiai užėmė Klaipėdą, aš buvau 9 metų, Kaip vokiečiai užėmė, tai visi, kur Klaipėdoje gimė, pasidarė vokiečių piliečiai. Bet tada tėvai nenorėjo, tai jie optavo už tą. Jis sako, mes esam lietuviai, kad protėviai visi buvo lietuviai, mes nesam vokiečiai. Matai, tai sakė, Hitleris su Stalinu pasidarė, pakeisti, žmonės. Daug kas iš Lietuvos, kas vokiečiai buvo, į Vokietiją važiavo, bet į kitą pusę nieks nevažiavo. O tai jie mus vokiečiai tada privertė, suraštavo mano mamą ir mano tėvą, ir tada sako, ar jūs paliksat į korsetų, o vaikai bus padalinti, vokiečių šeimom, Tai ar važiuokit į Lietuvą, o jau Lietuva buvo užimta rusų, Tai sakom, važiuosim į Lietuvą, ja. – 1939 metais Klaipėdos kraštą kaip istorinės Vokietijos žemes Hitleris jėga prisijungė prie Trečiojo reicho. Ilgus metus krašte augusi Vokietijos įtaka išsiliejo nacionalsocialistų brutalumu ir masiniais persekiojimais. Krašto gyventojams aktyviai pasisakiusiems, optavusiems už Lietuvą, tokiems kaip Buntinų šeima, grėsė įkalinimas ar net koncentracijos stovykla. Tačiau kitapus sienos, sovietų okupuotoje Lietuvoje, grėsė nemažesni pavojai. Buntinams teko priimti lemtingą sprendimą, kurią kryptį pasirinkti. Priekulė buvom jau pakrovė baldus, viską jau pakrovė, jau važiuoti, ir dabar gavom, tada iš barako gavom, telegramą, atsiuntė, sako, nevažiuokit. Aš prisimenu, ta vertėja buvo, lietuvių vertėja, su rusais, čia buvo jau rusų kariuomenė buvo, ir jie taip į tarpą sako, jūs durni, kai jūs ten važiuojat, sako, visi į šitą pusę važiuoja, nieks nevažiuoja, O mūsų tėvas, jis, pas brolius lietuvius, į Lietuvą, tai mama jam sako, tu važiuok, jeigu tu nori, bet aš ir vaikai paliekam čia. Ir tėvas nusprendė nevažiuoti. Nusprendę nevykti į Lietuvą, Buntinai vis tik negalėjo pasilikti ir savo numylėtoje Žardėje.
Nacionalsocialistinės Vokietijos sistemoje optantai buvo registruoti kaip neturintys pilietybės svetimšaliai, jiems buvo nurodyta persikelti į Rytprūsius. Taip šeima apsigyveno Įsrutyje, Instenburge, kur privalėjo prižiūrėti nurodytą ūkį. Čia karo audrose gimė jauniausieji Buntinų šeimos vaikai. Ta paskui mus ištirma lauk, žinai, ta mes turime Klaipėdos kraštą apleisti. Bet ten Rytprūsiai, žinai, buvo kaip Lietuva, žinai, visi kaimai, visi, žinai, buvo Tarpupėnai, Užupėnai, žinai, ir... Ir kalbėjo lietuviškai? Ja, Lietuva buvo, žinai. Bet paskui, kad karas, frontas jau atėjo, tai mes tada į Plauen buvom, žinai. Nu, tada amerikonai su bombomis mums sulaukė. Buvo gimnazija, tai į vieną klasę 30 žmonių buvom, žinai, ant šautų gulėjom, žinai. Bet paskui, kai bombos buvo, su bombardravo, su gruvu, žinai, tai paskui mus į kitur išraujo. Jo, o ten Plaune tai buvo labai, nebuvo gražu. Baimė ir man, kaip jie pasakoja, kad bombos krito ir visa žemė drebėjo. Ir tam tikri laikai buvo, kad atskrido amerikonai arba atskrido anglai. Ir tai vismet mane pažadino. Aš turėjau tokią kėdytę su tokia rankina viduj. Ir man pagalbių užrišu ant galvos. Ir aš taip pusiau miegodamas eidavau į sklepą. Ir tai paskui, kaip baigė, tai aš grįžau ir toliau miegoju. Tai saugojo jūs nuo tų garsų, baisių, nuo tų sprogimų? Aš manau, ne tiek, bet kaip krenta, tai oras gali žmogų pakelt ir kad nesusimuščiau. Aš jaunesnį brolį turėjau ir seserį, dvynukai buvo. Ir tam mergaitė mirė 2 mėnesių. Ir tai jau buvo Vokietijoje buvo. O brolis gavo kokį nors uždegimą ausį. Ir nebuvo penicilino, nieko vaistus nebuvo. Ir turėjo operuoti ir operavo čia. Ir aš manau, jis visą gyvenimą biškai taip kentėjau. Bet iš tikrųjų aš manau, biškai laimingas, kad aš neatsimenu tokius dalykus, kadangi, kaip man pasakoja, tai sako, tai man baimė iššaukė. Staiga atsirado, reiškia, traukinys, kuris veža, žinai, yra motina su kūdikiu iki 1 metų amžiaus. Tai buvo mano jauniausias brolelis, Gervydas, ir per jį, reiškia, galėjom patekti į tą traukinį. Bet ne tėvas. Tėvas turėjo, reiškia, kaip visi ten į apkasus eiti, ir laikyti rusų frontą. Ir mes tada važiavom į vakarus, reiškia, su to traukiniu iki pasitikti Amerikos, reiškia, frontą. Bet tuo tarpu, reiškia, rusai, reiškia, ne kad jis stūmė, žinai, jie apsupo, o mūsų tėvas buvo Pomeranijoje ir mes buvom nuo tėvo atskirti 18 metų. Jis nežinojo, kur mes esam, mes nežinojom, kur jis yra. Mes turėjom giminės, kur mums sakė, kad jie Bavarijoje gyvena ir kviečia, kad mes irgi tenais atvažiuotum, sako, kad ten nieks nebombarduoja. Ir tada mes su traukiniu tai irgi pasakoja, kad labai gerai organizuota buvo. Stotis tai visą laiką buvo vaikams, ką nors pieną gert ar maistą buvo. Bavarijoje tai mes gyvenam tokį kaimelį netoli Frankfurto. Vadinasi Thundorf. Aš atsimenu, kaip karas užsibaigė ir amerikonai
jau buvo žinoma, kad jau eina pirmin, jau karas buvo įsibaigęs, bet jie visur tikrino, ar dar pasiliko kokie kareiviai. Aš ėjau į mano kambarį ir aš žiūriu, kad kareivis tenais yra ir aš galvoju, kad čia kaip vagis, kaip jis čia atsiteko. Jis pro langą žiūrėjo su šautuvu, stovėjo tenais. Ir aš buvau taip išeistas, ką jis mano kambarį daro. Pokariu Trūdė Buntinienė su 5 vaikais, kaip ir daugelis lietuvių karo tremtinių, net 4 metus turėjo praleisti perkeltųjų asmenų DP stovyklose. Suprasdami, kad į namus sugrįžti jau nebegalės ir nežinodami, koks šeimos tėvo Viliaus Buntino likimas, jie ryžosi pradėti naują gyvenimą toli nuo tėviškės, kitapus Atlanto. Mes norėjom važiuoti į Kanadą. Dėdė Andrius, jis jau gyveno ten. Kanada nepriėmė mus už tai, kad Kanada norėjo, stiprių vyrų, kurie miškus kirstų. To mes neturėjom. Ramūnas buvo tik tai dar jaunas, ne? Martinas dar tik tai 10 metų ar kiek. Ir moteris, tai norėjo, kaip tarnaitis, bet ne vienas iš mūsų netiko jiems. Už tai mes palikom Amerikoje. Mes pirmiau aš manau, Bremenhaven būdavo kareivų, kur kareivus veždavo. SS Hershey buvo. Hershey, tai šokoladas. Tai aš atsimenu, kad aš šiaip daug kas sirgo nuo laivų, nuo jūros, o aš ne. Ir man labai kiaušinis patikdavo į tą valgyklą, tai galėjai vieną paimti, bet man labai patiko, tai aš kaip vieną dieną nieks netėjo, kad visi taip sirgo, buvo audra ir tai aš ėmiau, suvalgiau, grįžau vėl paimti. Ir paskui jie sakė, kad čia nieks nėra, tai man davė visą blūdą pilną. Galėjau valgyti daug tų kiaušinių, taip? Jo. Atsimenu, kaip aš visur ant laivo buvo šnūrai padėta, kad laikytų, kad vėjas nepūstų. Ir aš matydavau, kad aš žiūriu taip į viršų, ar bangos yra taip į viršų. Ir paskui dingsta ir tai yra dangus. Ir paskui vėl bangos. Tai stebuklas buvo, kad toks didelis laivas ir bangai vis tiek didesnė yra.